Sveiki! Vėl bandau dalyvauti RS stipendijos konkurse. Šį kartą pristatysiu kitą savo projektą – laboratorinis maitinimo šaltinis. Trumpai pristatysiu savo prietaisą. Priekyje matome 3 mygtukus, jais konfigūruojamas įtaisas, dvispalvius 2 šviesos diodus, LCD indikatorių, potenciometrą įtampai keisti, jungčių krūvą, viskas valdoma AVR mikrovaldikliu, programa rašyta mano. Čia matome 5 voltų pastovią įtampą, 12 voltų pastovią įtampą ir reguliuojamos įtampos gnybtus. 5-12 voltų pasirinkta dėl to, kad tai gan dažnai naudojamos įtampos ir jų niekam nereikia reguliuoti, o čia įtampa reguliuojama su srovės ribojimu. Gale matome ventiliatorių skirtą aušinimui, jungtuką pilnam įtaiso išjungimui, saugiklį ir maitinimo lizdą. Taigi įjungiu savo prietaisą ir parodysiu, kaip jis veikia. Paspaudžiu meniu mygtuką, suklaksi relės. O dabar yra 2 dvispalviai šviesos diodai, kurie rodo būsenas. Šis rodo išėjimo būseną. Tai parodo, ar įjungtas išjungtas išėjimas. Jeigu raudonas reiškia išjungtas, jeigu žalias įjungtas išėjimai. Šit čia rodo apsaugos būseną. Jeigu žalias apsauga yra nesuveikusi, bet veikianti, raudonas reiškia apsauga veikianti ir suveikusi, o jeigu nešviečia, apsauga išjungta. Prijungiam automobilinę lemputę, pademonstruosiu veikimą. Su nuolatiniam įtampom, nekintamom įtampom nieko įdomaus ten. Visas įdomumas yra sureguliuojama dalim. Taigi, lemputė nešviečia, išėjimas išjungtas, dega raudonas šviesos diodas, reiškia neveikia. Žalias reiškia, kad apsauga veikia. Ekranėlėje matome išėjimo įtampą, tekančią srovę. Matome įtampos diapazoną, kurie yra 2, 14 arba iki 28 voltų. Matome aktyvaus elemento temperatūrą, aušintuvo greitį ir nustatytą srovės ribą, nuo kurios suveikia apsauga. Prietaisas konfigūruojamas per meniu. Paspaudus mygtuką meniu, įeiname į konfigūravimą. Galima išjungti išėjimus. Jungiami visi išėjimai. Galima pasirinkti, kaip bus valdomas aušintuvo greitis automatiškai arba nustatyti lygiai iškart pasirenkiami. Girdė kaip ūžia. Po to įtampų diapazonai iki 14 arba 28 voltų. Pasirinksim 14. Srovės apsauga išjungta ar įjungta. Tai taip pat indikuoja šviesos diodas ir nustatyta srovės riba. Nustatysime 0,5 ampero. Taigi visas konfigūravimo meniu, grįžtame atgal ir žiūrime, kaip veikia. Taigi čia matome įtampą ir srovę, didiname įtampą, lemputė po biškį įsižiebia, srovė taip pat didėja. Taigi didiname įtampą, lemputė po biškį įsižiebia, tuo pačiu didėja ir srovė. Artėjame prie 0,5 ampero nustatytos ribos, viršėjame ir išjungtas išėjimas. Krova išjungta, ją vėl galime jungti mygtukais. Jungiame, vėl pažiūrime, kaip veikia apsauga. Plakšt atjungia relės apkrovą. Tuom baigiu savo pristatymą. Iki kito karto.